Pakartoto įstatymo knyga. 18 skyrius. Kunigai ir visa Levio giminė neturės dalies ir paveldėjimo, kaip visi izraelitai. Aukos viešpačiui bus jų dalis. Jie nepaveldės dalies tarp savo brolių. Viešpats bus jų dalis, kaip jis jiems pasakė. Kunigams priklauso iš tautos tokia aukos dalis. Aukojant jautį ar aviną, kunigui tenka petys, abu žandikauliai ir skrandis. Taip pat pirmienos javų, vyno, aliejaus ir avių vilnų. Iš visų tavo giminių viešpats, tavo Dievas, išsirinko Levio giminę tarnauti jam per amžius. Jei Levitas, gyvenęs tavo apylinkėje, ateitų savo norų į viešpaties pasirinktą vietą, jis tarnaus viešpačiui, savo Dievui, kaip visi jo broliai Levitai, kurie ten būna viešpaties akivaizdoje. Jis gaus tokią pat dalį, kaip ir kiti, neskaitant to, ką gavo pardavęs tėviškę. Kai įeis į žemę, kurią viešpats, tavo Dievas, tau duos, neišmok daryti tų tautų bjaurysčių. Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtojų, nei mirusiųjų dvasių išaukėjų, nei žinių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas viešpačiui ir už tokias bjauristes jis išnaikins tas tautas prieš tau užimant kraštą. Būk tobulas prieš viešpatį, savo Dievą. Tautos, kurių žemę paveldėsi, klauso ženklų aiškintojų ir žinių patarimų, o tau viešpats, tavo Dievas, netaip skyrė. Viešpats tavo Dievas pakels pranašą iš tavo brolių, kaip mane, jo klausykite. Kai prašei viešpaties, savo Dievo, prie Horebo, sakydamas, nebenoriu daugiau girdėti viešpaties, savo Dievo balso ir matyti šios baisios ugnies, kad nemirčiau. Viešpats man tarė, jie teisingai kalbėjo. Aš pakelsiu iš jų brolių pranašą, panašų į tave, ir įdėsiu savo žodžius į jo lūpas. Jis kalbės jiems, ką jam įsakysiu. Kas nenorės paklusti mano žodžiams, kuriuos jis kalbės mano vardu, iš to pareikalausiu atsakyti. Pranašas, kuris drįstų kalbėti mano vardu, ko aš jam neliepiau, ar svetimų dievų vardu, bus baudžiamas mirtimi. Jei sakytum, kaip mums pažinti žodį, kurį viešpats kalbėjo, ženklas bus toks. Jei pranašas paskelbtų ką nors iš anksto viešpaties vardu ir tai neįvyktų, tam viešpats nekalbėjo, bet pranašas kalbėjo iš savo pasipūtimo ir todėl jo nebijok.